Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 pėstininkų kuopos kariai atliks pagarbos salvę už Lietuvą, už kritusius laisvės kovose ir už Lietuvos žmonės. Ginklą už tai. Laimėjai kovą tu ne savo. Akis ne motina užmerkė, prie kapo neverkė sesuo, kovos laukuos patrankos gaudė, raudojo rūškanas ruduo. Atėjo giminės prie kapo, nežino, kad tu čia guli, tėvynė tau motina tapo, o tavo broliai mes visi. Atlikęs pareigą tėvyniai, kovos laukuose tu žuvai, garbė per amžius tau, didvyri, mirti mums laisvę atpirkai. Pažiūrim į archyvus, juos panagrinėjom, tai galim pasakyti, kad kodėl partizanai atitiko visas tarptautinės konvencijas, todėl, kad jie turėjo vadą, atsakantį už savo pavaldinius. Turėjo uniformą partizanai arba iš toli matomą ženklą. Atvirai nešiojo ginklą ir vykdė operacijas laikydamėsi karo įstatymų. Tai vat, partizanai buvo organizuota jėga, karinė jėga ir tuo metu atstojo Lietuvos kariuomenę, kurios, aišku, kaip tokios nebuvo, nes Lietuva nebuvo laisva valstybė tuo metu. Deja šiandien Ukrainoje matom baisius dalykus, baisų karą, kuris kiekvieną dieną atima gyvybės. Pas mus, ačiū Dievui, to kol kas nėra ir tikėkimėms, kad nebus, nes mes rūpinamės savo gynybą, padedam ukrainiečiams ir tikiu, kad greita pergalė ateis ir ukrainiečiams.
po viešpaties dangum iškėlusi rugių ir kviečių varpas, sodraus lietaus pašventintas už pilkalnio kalvos ir plaukiančių rugių it bronzą skarą žydinčią suverpus, nunokus derlium sodų ir laukų, šventoji žemė Lietuvos. Nežinau, nuo ko pradėti, bet aš manau, kad pirmiausia, aš norėčiau prisiminti partizanų motinas. Jos išaugino vaikus, mininčius Dievą ir tėvynę, ir joms pagarbos niekada nebus per daug. Partizanų motinai, mano gyvenime mažai linksmų sekundžių, kai žvelgęs į jį su sopuliu giliu, savaja nebele, nei kiek aš nesiskundžiu, vienok už ką motulė kenti to. Galvokit, kad aš čia skaitysiu šitas visas 3 lapukus. Aš noriu tik tai jums pasakyti, kad šitiem 3 lapukam jau yra daugiau negu 40 metų, gal net ir daugiau. Turiu omeny šio šedevro statybą. 1989 metais Lietuvoje papūtė veržlus ir gaivus vėjas. Sąjūdis. Čedastų ir Panemunio sąjūdiečiai, ypatingai Panemunio, Uranauskas, Kudukis, dabar kurių nebėra jau jų tarpe, pateikė tokią mintį, reikėtų įamžinti partizanų žygdarbis ir pastatyti paminklą. Taigi buvo nutarta susirinkti. Visa bėda ta, kad yra mėnuo, yra diena, yra netgi valanda, o kaip nekeista, nėra pažymėta metų. Tai aš maždaug taip užmečiau porą 3 metų, maždaug kokie 92. Kai kažką nuveikia ir šitie paminklai reikalingi tam, kad kažką tai pasižiūrėję ir nuveiktumėm. Va toks renginys, ekscelencija Kauneckas pasakė labai gerą mintį, kurią aš neužilgo ir įgyvendinsiu, pažymėsiu Kazimiero Kalpoko mamos kapą. Ir reikia kiekvienas padaryti po vieną mažą darbą. O dabar aš noriu pasakyti, kad ir tie laikai yra iš žmonių susideda. Ir kiekvienas žmogus yra, ačiū Dievui, nesam šventieji, nes turi ir angelo, ir kažkokių kitų savybių. Tai kai kysėlius, aš jau vieną kartą minėjau, bet vis tiek žmonės nekreipia dėmesio. Todėl šiandien paprašau, kai pasibaigs renginys, nueikite iš anos pusės šito angelo. Ir idėja skulptoriaus Kysėliaus idėja buvo tokia, kad angelas saugo Lietuvos vaikus. O iš anos pusės ten yra, kaip jis vadino, nelabasis, kuris ryja Lietuvos vaikus ir jis turėjo omeny, kad durpynė yra sukišti žmonės arba suryti. Ypač šitai, kaip pasakau, įdomu jaunimui. Tai mes turime tokį tikrai labai unikalų paminklą ir ačiū tiem, kas juo rūpinosi, kad čia įstovi, ir labai ačiū tiems, kurie sustoja važiuodami vaikams parodo. Atvykę pagerbti jūsų angelo Panemunę, partizanų atminimo. Na, ką aš galiu pasakyti, man taip staiga nutvėrė, sako, teik, porą žodžių reikia tarti. Aš net nesitikėjau. Galiu pasakyti, kad aš irgi prieš 20 metų buvau čia, kai buvo pastatytas, išvendytas šitas paminklas. Ir su Jonu pasišnekėjom, sako, reikia važiuoti, būtinai reikia važiuoti. Aš, sako, buvau prieš 20 metų
Ir noriu vėl atvykti į tą vietą, nes tai tikrai vienas įspūdingiausių paminklų Aukštaitijos partizanam. Ir beje, šitas kraštas gerai pasakė ir istorikas Algis Kazulėnas, kad šitas kraštas pradėjo ir pabaigė. Iš tikrųjų, jūs esat tikra tvirtovė. Tvirtovė ta prasme, kad čia užaugo tikrai žmonės, kurie suprato, kas yra tėvynė, suprato, kas yra jos, kaip reikia kovoti už jos laisvę. Ir ačiū jums visiems, kad jūs čia susirinkot. Ir manau, kad po 20 metų tikrai nemažiau panemuniečių ir svečių, o gal gerokai ir daugiau, susirinks prie šito paminklo. Paskaityti šio krašto partizanės poetės Dianos Glemžaitės vieną eilėraštį. Todėl, kad niekas kitas taip į širdį neprabyla, kaip tų metų liudininkai. Nebelauki manęs mylimoji, jau ne man miškas oš ir pavasarį paukščiai gėdos. Mano dienos naktis, mano naktis dienas prarimojo. Mano saulė tamsybės užgeso šešėlios liūdnuos. Tu išpinsi kasas, kada vakarą myglos pakyla ir seklyčia kvepė žalios mėtos lepia šakele. Gal gailėsies, brangi, partizaną Klajūną pamilus ir apverksi galbūt, kad beviltė taip mūsų dalia. Neliūdėk, tai praeis, kaip speiguotosios žiemos praeina. Skaisti laisvė išauš ir iš naujo gyventi prikels. Ir dainuosi tada apie mus tu, gražiausiąją dainą. Ir už mūsų tavim kartu žemę gimta pasimels. Nebelauki manęs, nesvajoki. Tas pėdas pašiliais miltimis greitai vėjas užneš. Pro granatų kauksmus ir mirties šūvių klaikų iššokį. Nebegrįšiu daugiau. Nebegrįšiu, mieloji, jau aš. Įsigilinęs į istoriją, šiek tiek pasidomėjęs ją, tai norėčiau trumpai padėkoti iniciatoriam, statytojam, fundatoriam, kurie pastatė ir kurie dabar puoselėja šį nuostabų paminklą. Smagu matyti susirinkusius į Angelo paminėjimo 20-metį. Ta proga norėčiau tik padėkoti tiems žmonėms, kuriems gimė idėja ir kurie įgyvendino šią idėją. Ir prieš 20 metų mes turim Aukštaitijos regione patį reikšmingiausią partizanams atminti paminklą. Šiandien mes minim jo 20-metį. Ir kaip sakė Raimonda, aš tikiu, kad su kiekvienais metais šis paminklas tik vertė kils ir tik jis bus brangesnis visiems. Ypač šių dienų geopolitiniam kontekste. Mes vertinam visai kitaip tą laikmetį. Ačiū. Mūsų tauta išgyveno daug, ypatingai paskutinį šimtmetį, tikrai daug sukrečiančių dalykų ir partizaninė kova buvo viena iš jų, bet tai buvo ir vienas iš herojiškiausių mūsų istorijos dalykų. Iš tų kraštų, kiek aš teko skaityti, šitose kovose žuvo apie 100 žmonių. Kiek žmonių yra surasta, identifikuota, o kiek dar nėra žinoma, kiek kapų neatrastų. Ir turbūt kiekvieno mūsų kartos ir ateinančių kartų priesakas, pareiga ir garbė būtų jūs visus surasti ir palaidoti tinkamai. Tikiu, kad taip ir bus. O dabar apie šiandieną, nūdieną, apie išmoktas pamokas. Aš esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Ukraina mums duoda laiko pasiruošti. Seime esam priėmę politinių partijų susitarimą dėl gynybos. Seime patvirtinta
visuotinio pasipriešinimo strategija. Yra patvirtinta pilietinio pasipriešinimo koncepcija. Pradedam mokyklose 9 klasėse dėstyti pilietinio pasipriešinimo pagrindus ir gynybos pagrindus. Turim viską padaryti, kad šitie laikai, apie kuriuos liudija ponas Jonas Kadžiojus, niekada negrįžtų. Niekada. Ir aš tikiu, kad nesvarbu kokios apklausos dabar yra, bet aš tikiu, iškilus grėsmiai, mūsų tauta pakiltų ir priešintųsi. Vakaras. Mėly Panemunio gyventojai, svečiai, labai smagu šiandien čia visus matyti. Kuo didžiausi linkėjimai nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos 2 gražių sukakčių proga. Tai Angelui 20 metų ir Panemuniui 425 metai. Kalbant apie Angelą, stovėjom šone ir mes diskutavom su buvusiu seniūnu Romualdu Varanium. Tai įspūdinga, kad toks paminklas stovi čia Panemunėje. Jis nedarytų gėdos ir Rokiškyje, nedarytų gėdos ir Kaune, nedarytų gėdos ir Vilniuje. Ir tai liudija, kad čia Panemunėje tikrai labai stipri bendruomenė, kuri susitelkė ir padarė tokius didžius darbus.